Šiuolaikinė medicina yra šiek tiek tas stabilizuojančias struktūras primiršus ir apie tai kalbama yra, mano akimis žiūrint, visiškai nepakankamai. Yra atskiros medicinės sritys, viena iš jų yra osteopatija, chiropraktika taipogi apie tai kalba. Manualiniai medicinai taipogi rasime, tai kitaip tariant, tai daugiau yra funkcinės medicinos sritis, kurios kalba apie diafragmų svarbą. Tai apskritai yra išskiriamos, priklausomai nuo mokyklų, bet išskiriamos grubiai 5 diafragmos. Tai viena yra mūsų galvoje, yra sakykime, tam tikros, vadinkim, fascinės struktūros smegenyse, tada yra įėjimas į krūtinės ląstą, vadinama apertūra arba atidarimas krūtinės ląstos, kuri taipogi pripažįstama kaip diafragma. Tada ta vadinama kvėpuojamoji diafragma, apie kurią dažniausiai esam girdėję, bet žinom labai nedaug. Tada dubens dugnas, kuris taipogi pripažįstamas kaip viena iš diafragmų ir sąveikoja labai tampriai su kvėpuojamąja diafragma ir sukuria tą vadinamą stabilizacinę sferą, kuri duoda atramą stuburui. Ir tada mūsų pėda, skliautai, pėdos irgi yra pripažįstama kaip viena iš diafragmų, kuri sąveikauja kartu su kitom kūno struktūrom. Tai čia vėlgi priklauso nuo anatominės mokyklos visą kitą, bet jeigu taip supaprastinai kalbėsim, tai šiek tiek žinot apie kvėpuojamąją diafragmą, jos funkcijas ir dubens dugną, sąveiką tarpusavį, aš manyčiau, tai yra pagrindiniai dalykai, ką reikėtų žinot ne tik gydytojui ir ne tik profesionalui.